Dauguma žmonių važinėja su automatais ir net nežino, kokio tipo jų mašina. Tiesiog deda į D ir važiuoja. Bet automatai būna įvairiausi ir kai kurie tiesiog juokingi. Pradėkime nuo robotizuotos dėžės – AMT. Iš esmės tai mechaninė dėžė, kurios sankabą už jus spaudžia kompiuteris. Dėžė trūkčioja, lėtai jungia pavaras, kiekvieną perjungimą jauti taip aiškiai, lyg pavarą už tave perjunginėtų klevas. Tačiau ji pigiausia ir taupo degalus. Tada yra CVT. Čia jausiesi tarsi be perstojo slystum ant lygaus ledo. Sklandu. Beveik per daug. Be jokių perjungimų. Degalus taupo fantastiškai, bet kai stipriau paspaudi, garsas būna lyg įstrigęs. Dulkių siurblys. Visiškai kita lyga. Dvigubos sankabos dėžė. DCT. Ji pavaras jungia greičiau nei spėjai pagalvoti. Jautiesi kaip profas. Bet pamėgink lėtai parkuotis ar stovėti kamštyje ir jis staiga pradeda trūkčioti tarsi išsigandusi. Kai veikia sklandžiai, nuostabu, bet remontas gali gerokai paploninti piniginę. Klasikinis hidromechaninis automatas. Tai tėvas tarp visų automatinių dėžių. Jis minkštas, patikimas, lyg važiuotum ant pūkinių pagalvių. Greičio rekordų jis nemuš, bet niekada nepaliks pakelėje. Tai komforto etalonas. Ir galiausiai sekvencinė pavarų dėžė. Čia tik aukštyn arba žemyn. Jokio sankabos delsimo. Tik tikslus ir žiauriai greitas veikimas. Net paprastame drive-thru jauti tą adrenalino jausmą. Greitai, absurdiškai ir be galo smagu. Tikras trasos žvėris. Tai va, dabar žinai, koks yra skirtumas, kai statai į drive. Automatai nuo tragiškų robotų iki trasos žvėrių. Važinėk kaip nori, bet žinok, kad kitą kartą prie šviesoforo gali tekti ir paprakaituoti.